Nu ką, sveiki gyvi jaunimas. Tai, kaip matėt, mocas susikūrė, viskas yra ok. Tai užkūriau jį trečiadienį vakare. Trečiadienį kaip tik įmečiau prieš paskutinį video. Tai užkūrimą pamatysite greičiausiai šiandien arba rytoj. Tai yra penktadienis arba šeštadienį. Vakar užsidėjau numerių laikiklį, nieko ten per daug nefilmavau, nes realiai tik tai laikiklį prisukau ir sujungiau laidus. Ir turime kol kas laikinus numerius. Tai tikslas laikinų numerių yra, kad galėčiau pagaliau pravažiuoti su jo gatvėje. Taip pat reikės nusivežti jį iki darbo, darbe pasigaminti kažkokius silencerius, bent jau kol išeis gauti originalius Kobros reikalus. Ir tiek, tai vakar dar garažų masėje truputėlį su jo pravažiavau. Viskas kaip ir ok, gal truputėlį per silpnai stabdo, bet vėlgi gal dar kaladėlės neapsitrinusios ar kažkas tokio. Tai tiek, tokios tokelės. Šiandien vakare bandysiu parsivežti, kažką irgi pasistengsiu pafilmuoti. Ir dabar važiuoju iš tikrųjų pirkti šovinių, kadangi kitą savaitę išvažiuoju į Italiją. Ir tuo pačiu kitą savaitę įskrenda mano draugas Aurimas į Ameriką, plauks per Ameriką su Baidarė, tai pasekit ir jį, Aurimas keliautojas, bet tikriausiai visi žino. Tai. Bet žodžiu, tikrai pasekit, labai turėtų būti įdomus turinys, labai pasiruošęs tam reikalui, bus tikrai, manau, įdomu. Tai va, tai kadangi jisai įskrenda, tokį atsisveikimą dar susitikimėlį padarom, pasišaudom, praleidžiam gerai laiką ir vakare tempiu motociklą iš garažo namo, jau savo chodu pavadinkim. Tai tiek, tai šiaip esu dabar prie regitros, tik iš regitros, žiauriai gerai, iš tikrųjų viskas sustvarkiau žiauriai greitai. Tas bičas, kuris dirbo regitroje, žiauriai kietas. Matas pats važinėja, sako, eik, tai geriausias dalykas, sako, grįžti namo, bent 20 minučių pro darbą, 30 prasipatė, žiauriai fainai. Tai tiek, tai pirmą kartą regitroje, biškai patamsinsim, pirmą kartą regitroje iš tikrųjų maloniai buvo aptarnautas, greitai, maloniai, viskas fainai, nesijaučiau kaip kažkoks priešas, o jo, liuks. Tai va. Tai tokios tokelės, gana šnekėt, važiuoju pirkti šovinių, kažką gal iš pasišaudimo įmesiu ir tada vakare pamatysim jau, ar motociklas važiuoja ir ar aplamai gausis davažiuoti iki namų su juo. Tai tiek šaikelė, kol kas viskas super, oras pasaka, dabar turim 14 laipsnių, man rodo, bet šiaip mašinos rodo apie 17, nuostabus oras. Reikia važiuoti, noriu to motociklo, tai tiek. Tai kol kas ir tau susitiksim. Matai, kaip tu stovi dabar? Tave lošia kas atgal. O jeigu biškį į priekį būtų, šitų neįtempinėk, gražus jie pas tave, bet neįtempinėk. Dirba tik šitos vietos. Dilbiukai tik tai dirba. Tai daugiau dešinę suspausti. Jo, dešinė labiau, silpnoji ranka turi. Jo. Ir dabar taikykis ir žiūrėk, tu viską priemi čia, ane? Jo. Jeigu taisyklingai dar stovi, pasakys tik.
Nieko nepataikiai. 2 buvo pataikymai. Jo. Gerai dar. Jo. Ir pakast. Apkurtau, tai žinai, baisiai. Nu ką, tik po šaudyklos, visai fainai praleidom laiką, prasišaudėm. Šiaip žiauriai rekomenduoju laisvalaikis su ginklu. Šaudykla Bapromiškėse, netoli Aukštadvario. Tai aš turiu leidimą, turiu ginklus. Tai tiesiog važiuoju ten pašaudyti, bet jeigu norite tiesiog praleis gerai laiką ar kažkas tokio, neturit leidimų, irgi galite ten važiuoti su šeima, su kolektyvais ir pramogos, visokios, nu žodžiu, N dalykų. Tai man asmeniškai viena iš geriausių šaudyklų, tikrai rekomenduoju jų. Bent jau pabandyti, nes aš irgi tiesiog pabandžiau. Aišku, kažkada kariuomenėje teko šaudyti, kažkada Šaulių sąjungoje teko šaudyti, bet čia tikrai labai patiko pati šaudykla. Ir tiek, tai žodžiu, prasišaudėm, Pauriui tikrai neblogai sekėsi, gabus jisai daug kur, tai irgi gavau vietomis biškis į skūrą, bet all good, tikrai smagiai praleidom laiką. Na ir viskas, o aš jau netoli namų, važiuoju namo, grįžta mano sužadėtinė, nuveš jinai mane į garažą ir bandysiu parsivežti namo mocą. Tai žodžiu, tai tiek, šiaip mocas viskas važiuoja, viskas ok. Važiuoja viskas ok, vienintelis dalykas yra gan per garsus išmetimas ir pasikoreguoti biškai reikia stabdžių kajelę, rankenėlės, dėl savęs. Tai žodžiu, vešiu namo, išmetimus darysiu tikriausiai darbe ir bandysime eiti technikinę. Tai kol kas tokios takelės, reikia lėkti garažą ir atsivežti mocą. Įsitraukiu iš garažo, žodžiu, pasiėmiau šalmą, palikau striukę, palikau pišnės, kaip priklauso tikram baikeriui. Mažą setupiuką padariau, tai pabandysiu pafilmuoti viską ir važiuojant. Tai užsidėjau DJI Pocketą, su juo filmuosiu save, iš šalmą įsidėsiu mikrofą, neprižadu, kad turėsim gerą garsą, bet pabandysim. Ir viskas, bandau pasitemti šitą gyvulį namo ir tikriausiai čia bus tiek. Žodžiu, filmuoju, pasakoju. Tai buvau net neįjungęs kameros. Šiaip viskas ok, važiuoja visai įdomiai. Tikriausiai labai daug garso iš tikrųjų. Kiek jaučiu, kad grybauja spidometras, nes dabar rodo 35. Tikrai žinau, kad važiuoju greičiau. Iš to, kaip šalta yra. Šiaip visai viskas ok. Išmetimas. Blemba, negaliu. Taip skardžiai jisai ten plėša. Duodu suprast, kad tai tik atleidus balionas visiškas pryšęs. Bet yra kaip yra. Išmetimus tikrai sustvarkysiu. Gėda prie pačio pilotavimo reikėtų priprast, posūkiai labai sunkiai dar nepratęs. Bet šiaip visą kitą tikrai visai neblogai, visai man patinka. Visoka. Tai va, nežinau kaip bus garsas, atrodo, kad mikrofoną pilnai sumažinau, bet bus matyt. Ir tokios takelės. Op. Šiaip piktas reikalas, tikrai piktas reikalas. Tik tam, kad šnekėt, reikia čiut gazą palaikyti. Atleis gazą, negaliu. Nes tikrai jaučiu, kad girdit tik tai šaudimus, spjaudimus ir visą kitą. Bet man patinka čoperis. Dar kiek sunkokai išvairuoti. Dar nesuprantu, kaip jį vairuoti esu. Bet šiaip visai nieko. Ir kuro iš tikrųjų nežinau, kiek yra, nes užpylėm gal porą litrų.
galinis stabdis irgi reikia būtinai susitvarkyti, nes šiai minutė jisai tiesiog per žemai, aš nepasiekiu paspausti. Šiaip spidometras šokinėja, tai jaučiu, kad reikės atjungti tos antapalus ir kažkokius kitokius dalykus. Palikti greičiausiai tik tai posūkio indikatorius, kad prieš akis matyčiau ir principė to užtenka pilnai. Tai dar kažkiek ją tasausi, šiaip kaip ir minėjau, spidometras tikrai nusišneka, nes 30 rodo, nesąmonė. Su eismu važiuoju Kaune, mieste, niekas čia 30 nevažinėja. Šiaip motociklas kaip ir apšilo, viskas ok. Šalmas labai geras, iš tikrųjų naujas šalmas, ką nusipirkau. Tai tikrai labai fainas, labai tylus. Skirius, kad tą aukštą pliurpsėjimą girdžiu. Ir ką reikia sukti degalinę. Tai chebra kol kas jaučiu tiek, galbūt čia ir atsisveikinsiu. Ir tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite subscribe, like, comment ir iki susitikimo kitose video.